Džonas Ramiresas užaugo Bronkse, kur jo tėvai praktikavo raganavimą. Mano tėtis buvo kilęs iš raganių šeimos. Mano tėtis buvo stipriai įsitraukęs į santeriją, spiritualizmą. Džonas troško santykių su savo tėvu, bet jo tėtis buvo smurtaujantis. Nebuvo jokios meilės, jokios užuojautos. Mačiau, kaip jis namuose mušdavo mano mamą. Dažniausiai būdavo girtas ir ko nors reikalaudavo. Jei tik kas nors būdavo ne taip, kaip jis nori, buvo pastovų žeminimas, pikti žodžiai, iš tavęs nieko nebus. Aš tiesiog stovėdavau prie durų ir žiūrėdavau, ką jis veikia, nes aš norėjau pamatyti, ar tėčiui atsiras laiko su manimi pabendrauti. Tiesiog norėjau ką nors veikti kartu su juo, bet jis buvo prisijungęs prie demonų, spiritualizmo. Džono mama taip pat buvo paveikta santerijos, ir jos teta pasiūlė nuvesti Džoną į būrimo taro kortomis seansą. Kortos nurodė per 30 dienų atlikti ceremoniją ir Džonas turėjo nieko nematyti. Taigi tėvai man užrišo raištį ant akių, parašė vonę su žolelėmis ir pradėjo giedoti 5 pagrindiniams santerijos demonams. Nuo tos akimirkos Džono gyvenimas pasikeitė. Pasikeitė visa mano asmenybė. Daugiau nebebuvau tas, kuris buvo anksčiau. Jaučiausi tarsi kažkas ant manęs būtų uždėjęs juodą skraistę. Nuo tada atsakinėdavau ne tik mamai ir tėčiui, bet ir demonams. Džonas greitai įsitraukė į santeriją. Aukšto rango velnio garbintojai mane mokė spiritualizmo. Aš eidavau į laidotuvės ir apsimesdavau, kad pažinojau velionį ir norėdavau nupirkti tą sielą, kad galėčiau uždėti ją ant kito žmogaus, kad jis mirtų tą pačią mirtimi. Kai gatvėje būdavo nužudomi narkotikų prekeiviai, aš pribėgdavau, kad gaučiau jų kraujo ir panaudočiau jį raganavimui. Pirmą kartą gyvenime Džonas jautėsi galingas ir gerbiamas. Žmonės žinojo, kad privalo su manimi skaitytis. Man patiko ta galia, dabar galėjau daryti tai, ką noriu. Kai Džonui buvo 13, jo tėtis buvo nužudytas muštynėse bare. Džonas tikėjo, kad tai padarė velnias, kad palengvintų jo motinos kančias. Aš buvau fermoje ir meldžiausi Dievui, kad padėtų mano mamai ir nieko nenutiko. Bet velnias pasirodė ir nužudė mano tėtį. Aš tikėjau, kad velnias man pasakė, na niekas tavęs nemyli, bet aš tave myliu. Tavo tėvas negali pasirūpinti tavimi, bet aš esu tavo aprūpintojas. Velnias man pasakė, praktikuok religiją, aš tau duosiu bet ką, ko tik tu nori. Tik paprašyk. Džonas sako, kad šėtonas tapo tėvu, kurio niekada neturėjo. Džonas buvo atsidavęs jam. Aš uždegdavau žvakes, aš išspjaudavau romą, aš išspjaudavau cigaro dūmus. Cigaro dūmui reiškia galę. Jei neturėdavau pinigų gaidžiui, aš įsipjaudavau ir panaudodavau savo kraują ir supildavau. Pasikeičia visa kambario atmosfera ir tu žinai, kad ten kažkas yra. Kai esi ten, privalai kreiptis į jį kaip į savo šeimos narį. Mano tėve, aš čia, apie ką nori su manimi pakalbėti, ką tu nori, kad aš padaryčiau. Vėliau Džonas praktikavo juodąją magiją už savo buto ribų. Labiausiai jis melsdavosi dėl krikščionių. Klubuose ieškodavau krikščionių, nes klubas yra velnio žaidimo aikštelė. Ir jei krikščionis jau būdavo išgėręs, man tik reikėdavo tarti, kad turiu ką jam pasakyti. Tuomet jis paklausdavo, ką noriu jam pasakyti, ir taip gaudavau priėjimą prie jo. Galiausiai Džonas tapo aukštuoju kunigu Palo Majombėje, tam tikroje afrikietiško spiritualizmo formoje. Tapęs galingesnis, pradėjo rimčiau žiūrėti į dvasinės kovas. Velnias man liepė eiti į rajonus ir juos susilpninti. Ką nužudai dvasinę prasme, gali nužudyti ir fiziškai. Taigi naktimis aš palikdavau savo kūną ir astraliniu būdu persikeldavau į skirtingus regionus, valstijas, šalis. Kai eidavau per rajonus, aš kalbėdavau prakeikimus. Sakydavau, ko noriu, kad ten nutiktų. Kartais ateidavau į rajoną ir matydavau grupelę žmonių susikabinusių rankomis, nuleidusius galvas ir besimeldžiančius. Ir tame rajone nieko negalėdavau padaryti. Tas rajonas būdavo pašventintas. Jo buvo neįmanoma paliesti. Bet kitose rajonuose galėjau daryti, ką tik noriu. Tuomet Džonas sutiko merginą, kuri jį sudomino. Mes kartu leidome laiką ir ji pakvietė mane į bažnyčią.
Taip pat jį pakvietė Džoną susitikti su savo tėvais, kurie jam kalbėjo apie Jėzų. Jie paėmė Bibliją ir sako, kad nori apie ją pakalbėti. Pamaniau, kad jos tėvai pamišę. Paprašiau, kad pirmiau leistų pavalgyti, o paskui nuėjau į velnio bažnyčią ir visą naktį žudžiau gyvūnus ir paskui grįžau pas ją, o ji nieko nežinojo. Džonui krikščionis atrodė įdomus ir nekenksmingi. Pas juos buvo visai kita sistema su bučiniais, aleliujomis, mes tave mylime, todėl kad įtikčiau savo merginai nuolat ėjau į bažnyčią, bet nesiruošiau palikti žmonių, kuriems buvau įsipareigojęs. Vieną sekmadienio rytą pastorius kvietė priimti Kristų. Džonas išėjo į priekį, bet nebuvo pasiruošęs tam, kas vėliau nutiko. Aš savo sakiau, kad velnias negali manęs dabar paliesti, nes aš priešais pastorių, aš apsaugotas. Staiga demonas pradėjo mane smaugti ir pakėlė į viršų, sakydamas, kad atėjo manęs. Atbėgo didžiuliai vyrai ir bandė mane nuleisti žemyn, bet aš mėčiau žmonės tarsi skudurinės lėles. Ir tuomet pakilo maždaug 200 žmonių ir ištiesė į mane rankas. Dvasinė kova už žmogų, kuris galėjo juos nužudyti. Tuomet pamačiau Dievo jėgą bažnyčioje. Vienas vaikinas buvo man už nugaros ir šnabždėjo, kad aš pasakyčiau, kad Jėzus yra viešpats. Sakyk, Jėzus yra viešpats. Man buvo sunku praverti burną, bet aš sugebėjau pasakyti, Jėzus yra viešpats. Ir velnias išėjo. Džonas buvo susigėdęs dėl to, kas įvyko, bet nežinojo, ką daryti toliau. Po kelių dienų pas jį atėjo vienas iš bažnyčios vyresniųjų ir pasakė, Jėzus nori, kad tu būtum užtikrintas, kad esi Kristaus karys. Kad kas nors ateitų ir pasakytų, kad Kristus mane myli, man tai buvo nuostabu. Aš negalėjau patikėti, kad Jėzus myli mane. Bet aš buvau įsipareigojęs tamsai, aš buvau įsipareigojęs demonams, aš buvau įsipareigojęs velniui, aš buvau tarp dviejų pasaulių. Vieną naktį Džonas nusprendė užbaigti kančias vieninteliu būdu, kurį žinojo. Aš pasakiau, Jėzus manęs negali turėti, velnias manęs negali turėti, todėl geriausia išeitis yra savižudybė. Dėl neišmanimo, dėl gėdos, aš buvau toks išsekęs, labai dvasiškai išsekęs. Džonas nežinojo, kaip melstis, bet jis pradėjo kalbėti su Dievu. Nežinau, kaip ten tave vadina Jėzum, ar kaip ten tave vadina bažnyčioje, man tu nepatinki. Niekada tavęs nemėgau, nenoriu su tavimi turėti nieko bendro. Aš niekada nenorėjau būti krikščionimi, aš nepripažįstu tavęs, aš garbinsiu velnią, kol numirsiu. Aš sušnabždėjau, jei tu esi didesnis nei Dievas, kuriam aš tarnauju, tuomet parodyk tai šiandien arba palik ramybėje. Džonas užmigo ir susapnavo, kad yra traukinyje. Traukinys buvo pilnas žmonių ir judėjo bloga kryptimi. Ir traukiniui keliaujant greičiau už šviesą, ten buvo elegantiška moteris ir ji pradėjo kalbėti demoniškomis kalbomis ir aš ją supratau. Jis sakė, išdavikas, tu mus palieki. Aš stengiausi nuo jos pabėgti, pasislėpti tarp žmonių. Staiga atsiveria duris ir aš atsiduriu pragare. Džonas iš traukinio pateko į tamsą. Man einant tuneliu, jaučiau karštį, kokio nebūna žemėje. Jis sugriebė tave ir apima baimę, norisi bėgti. Nėra jokios vilties. Vėliau pamačiau velnę, daug didesnį ir stipresnį nei anksčiau. Jis man pasakė, aš buvau su tavimi nuo to laiko, kai tau buvo 9 metai. Aš tau buvau kaip tėvas, aš tau daviau viską. Jis man sakė, kad nori mane išlaikyti, nes jei išlaikys, aš neatsibusiu ir negrįšiu į žemę. Jis pasakė, tu man priklausai ir neištrūksi, tu per daug žinai apie mūsų religiją. Jis norėjo mane sugriebti, bet mano rankos atsirado metro ilgio kryžius. Nesuprantu, iš kur jis atsirado. Aš ištiesiau jį link velnio ir jis virto tarsi niekuo. Tarsi būtų kūdikis, be jokių galių priešais kryžių. Kai Džonas pabudo, jis buvo kitas žmogus. Ir aš žinojau, kad Jėzus yra viešpats. Aš priklupiau ant kelių prieš kryžių ir Jėzus atėjo į mano gyvenimą.
Aš paėmiau popieriaus lapą ir užrašiau: Jėzaus Kristaus vergas, aš tarnausiu tau iki gyvenimo pabaigos. Džonas išmetė visą raganavimo atributiką, bet kova nesibaigė. Kitą mėnesį jį kas naktį atakuodavo. Naktį jausdavau, kaip kažkas ateina į kambarį ir atsisukęs kažką pamatydavau. Bet kartais bandydavau užmigti ir jausdavau, kaip mane smaugia ir bando pakelti į viršų. Kartais griebdavau už pėdų ir lova pradėdavo drebėti ir levituodavo kartu su manimi. Kartais net iki lubų. Aš negalėdavau šaukti, kalbėti, būdavau smaugiamas, bandydavau šauktis Jėzaus ir man pavykdavo sušukti: Jėzau, padėk man, išgelbėk mane. Ir visa tai pasitraukdavo. Džonas nesuprasdavo, kodėl Dievas leidžia toms atakoms vykti. Aš klausiau Dievo, kodėl jis leidžia visam tam vykti. Kodėl tu leidi mane taip kankinti? Juk aš tau atidaviau savo gyvenimą. Pasakiau, kad tau tarnausiu. Ir jis man atsakė: aš norėjau sužinoti, kaip stipriai tu mane myli, kaip stipriai manimi pasitikė, ir joks velnias daugiau nepasirodė mano namuose. Džonas sako, kad nemainytų į nieką to, ką jis atrado Kristuje. 25 metus aš galėjau daryti bet ką. Aš viso to atsisakiau, kad gaučiau Kristų. Jis yra mano viešpats. Jis mano vienintelis. Jis vaikšto su manimi. Aš klausau jo balso. Dabar Džonas dalinasi Evangeliją su visais, kuriais tik gali. Aš esu nugalėtojas Kristuje. Kristuje aš turiu ramybę, nebesu tuščias, turiu pasitenkinimą, prasmę ir likimą jau šiandien. Ir visa tai dėl to, kad pasakiau taip prie kryžiaus. Ir esu evangelistas dėl šviesos karalystės. Daugiau nebesu tamsos evangelistas. Aš atskleidžiu tamsos darbus kiekvieną kartą, kai tik viešpats suteikia galimybę, tam, kad jie nemirtų savo nuodėmėse. Jau nebereikia pralieti kraujo, nes Jėzus ant kryžiaus praliejo kraują dėl tavęs ir tai svarbiausia.